Sveiki visi! Šiame trumpame vaizdo įraše parodysiu, kaip greitai ir paprastai sukurti interaktyvius Classwise pristatymus. Tokiu būdu žinios, kuriomis dalinsitės, bus informatyvios ir patrauks jūsų mokinių dėmesį, kad padėtų jas prisiminti. Savo pavyzdyje noriu mokiniams pristatyti garsaus menininko paveikslą. Paspaudus ant paveikslo skaidrėje atsiras dailininko vardas ir portretas. Pradėkime kurdami projektą, kuris taps jūsų pristatymu. Prisijungę prie Classwise žiniatinklio programos, spustelėkite mėlyną mygtuką esantį viršutiniame dešiniajame kampe "Sukurti projektą". Centre atsiras paprasta darbo aplinka jūsų resursams kurti. Naršymo skiltyje apačioje galite pamatyti, kad pirmasis puslapis buvo automatiškai įtrauktas į jūsų projektą. Iš galimų parinkčių, kaip turinio tipą, pasirinkite interaktyvi skaidrė. Iš siūlomų šablonų, kurie pagreitina jūsų darbą, sąrašo pasirinkite tą, kuriame yra tie elementai, kuriuos norite naudoti. Aš pasirinkau šabloną su 2 teksto laukais. Galite pridėti multimediją iš integruotos nemokamų išteklių bibliotekos. Norėdami rasti reikiamą vaizdą, paieškos juostoje įveskite raktinį žodį. Dabar greitai užpildykite teksto laukus ir pritaikykite teksto stilius. Savo mokiniams galite užsiminti apie atsakymą, parodydami pirmąsias autoriaus vardo ir pavardės raides. Dabar esate pasirengę pridėti sąveikų. Darbo srities viršuje spustelėkite skirtuką "Sąveika". Spustelėdami mygtuką "Pridėti aktyviklį" nustatykite, kas turi vykti pristatyme, kad sąveika prasidėtų. Čia sąlyga yra spustelėti vaizdą pridėtą prie skaidrės. Tada spustelėkite mygtuką "Pridėti veiksmą". Kai paspaudimo įvykio veiksmą pasirinkite turinio redagavimą. Šis veiksmas pakeis vaizdą paveikslo autoriaus nuotrauką. Įkelkite ją iš savo kompiuterio. Taip pat galite pridėti antrą veiksmą. Šiame žingsnyje užuominos tekstą galite pakeisti autoriaus vardu ir pavardę. Veiksmo peržiūros lange įveskite tekstą, kuris bus rodomas pateikus vaizdą. Viskas padaryta. Apačioje esančio naršymo skiltyje prie projekto galite pridėti daugiau puslapių. Visi projektai išsaugomi automatiškai. Norėdami paleisti pristatymą, spustelėkite mygtuką "Vykdyti" viršutiniame dešiniajame kampe. Dėkojame už jūsų laiką. Nepamirškite peržiūrėti kitų mūsų vaizdo įrašų. Iki pasimatymo!